čia mes per pusę su Arina pirkom. Tai čia vėžys, čia kaip žiogas, su sparnais. Nu tai ką, realiai aš apsidžiaugiau, kad peršokau šitą kliūtį ir pirmą kartą, kai ją peršokau, aš nugribau. Tai va. Tai va, aksolatukas iš Paulinos. Tai va, čia mes per pusę su Arina pirkom žaslus. Čia yra mano dalis. Nusipirkau, kad žmonėm padaryt hakemorę kamanas. Tai va, bus 5 vienas, bet galvoju vieną savo pasilikti. Tai va, čia Arinai padėjau viską atskirai. Šiauriai gražus maišiukas. Tiesiog wow. Tai va, reikia supakuoti. Nu ir va, čia va yra... Oi, čia mano jūrų kiaulytė buvo, tai labai purvina. Čia yra karūnėlės, čia yra mano daiktai, čia šiandien paštukus nusipirkau, čia mano karūnėlė, tai patraukime. Arinutės užsakymas. Kaip matote, naujas stiliukas karūnėlių, tai irgi po 4 eurus Lietuvoje, užsienį 6 eurai. Dalys hakemorių. Ir ką tik atsiėmėm siuntą, kaip jums rodžiau. Ištraukėme siuntą. Dabar išpakuosim. Tai va, čia yra pro markeriai. Hobby Horse'ų dažymai. Reikės išbandyti. Dar turės rožinius ateit siunta vienas flomasteris. Tai už juos 20 eurų sumokėjau va šitus visus. Jo, galėjau pigesnį variantą pasirinkti, nes paskui man draugė pasakė, kad yra kita firma, kur gali antgalį apsukt iš naujo ir naudot dar kartą markerį ir jį naudot dar kartą, jeigu antgalis išdžiūna, žinot, kaip būna flomasteriam. Ir tie flomasteriai pigesni ir kokybiškesni. Čia yra arkliukas iš miesto atvažiavo. Va, pristatau jums vėžį, žiogą, plaukiką, drakonas, vabalas. Žodžiu, jisai gali ir šokinėti, ir skraidyti, ir žnyplės turi, ir galvą gali sukinėti. Nu tai kur kreis? Biški šuo pagavo netyčia. Iki čia vėžys, čia kaip šitas žiogas, va su sparnais, skraido. O, Yes. pažiūrėk. Oho, Čia kaip, nežinau, skorpionas kažkoks. skorpionas, va, grinai kojas žiogo, po žemė, o, kokios žnyplės. O čia kaip vištiena kažkokia. Maras, nežodžiu. Nu jūs nenormalios. Naują arklio trafaretą bandom. Nauja ausų trafareta su naujų vidun ausų, tai tas guminis popierius. Tuomet naujas trafaretas nosies ir akių. Ir naujas būdas šešėliavimo, tai yra pro markeriai. Nu tai ką, skelbiu kol kas gražiausią Hobby Horse'ą, kurį esu pasidarius šiam gyvenime. Tai va, pririšau deltą. Tai dabar suruošiu arklius 4, kurios vešius į miestą, nes dabar mieste gyvenu. Tai bus varžybos. Ja, reikėtų išsivalyti. Varžybos bus po savaitės, bet man reikėtų arklius nusivežti į miestą. Pasiimsim daiktus. Imsiu deltą, fetą, naujoką ir naujoką. Čia yra mano špekčiūžai. Ai, beje, čia man naujos arklidės. Tai man labai patinka jos. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Taigi dabar paimam fetos inventorių ir nunešam prie fetos, kad būtų viskas vietoj.
Taigi, va čia pradėjome treniruotę su Delta ir šokėme iš pradžių pavienę kliūtį, išbandėme savo jėgas, stengiamės daryti plačius tempus, o po to pradėjome maršrutuką ir, kaip suprantate, pradėjome žudytis ir bandyti daryti mažus kampus. Okay. Tai susimovėme truputį, bet svarbu, kuo mažesni kampai. Kuo mažesni kampai, tai tuo daugiau šansų, kad laimėsi kažką. Tai labai toks dalykas įdomus. Ir logiškas. Ups. Čia tai jau menas, taip. Kartelės kyla. Ir dabar metriukas ir aš džiaugiuosi, kad peršokom, bet dėja peršokom iš 3 karto, nes paskutinę kliūtį visi mesdavom. O dabar atsikvėpuojam ir einame nusibalnoti. Tai va, 2 arkliukai susirašė į treniruotę. Tai darysiu treniruotę su 2 arkliais vienu metu. Ir feta. Jie į varžybas keliaus šį ateinantį šeštadienį. O čia yra mūsų menas. Ja, mes vėl kankinsim posūkius. Tai ką, mes bandėm 3 kartus šitą šokt, visi kartai nesėkmingi. Tai vat, matot, šitą kliūtį vis metėm ir mesdavom, ir tą mesdavom. Tada antras dublis. Realiai, lygiai tas pats, lygiai tos pačios problemos ir klaidos ir šitas tai iš vis geriausias dublis. Babam, blynas. Okay. Feta, man su tam žiauriai nesiseka. Mano kaklas literaliai sutraškėjo. Ir aš ištraukiau kirminą iš jo ramaus gyvenimo, iš žemės. Ja. Realiai, aš apsidžiaugiau, kad peršokau šitą kliūtį. Ir pirmą kartą, kai ją peršokau, aš nugriuvau. Ir ką man darys? Mano išvada yra tokia, kad man reikėtų dažniau daryti kaklo mankštą. Su juo net neparašokom, 60. Tai bent jau apšilimą padarėm su juo, tai einu valgyti vakarienę. Beje, atradau antrą paskirtį stovo filmavimo, tai galėsiu vienu metu ir filmuoti ir pasidėti arkliukus. Nu va, taip va, ruošiamės įdomiai įdėti arkliai. Arkliai, kurių ausis reiks saugoti. Ir visi kiti daiktai į miestą. Jau 7, nu gerai. Tai vakar surašiau arkliukus. Tam arkliui nesuverčiau kamanų, nes pas jį į kailį tiesiog įsispaudžia žymės. Labai mandri žąslai pas jį va. Ir šuo pagaliau negulės prie pat radiatoriaus, nes jinai tiesiog tam verda. Padeda galvą prie radiatoriaus ir kaifuoja. Šuo, tau išvirs smegenys tai. Tai šį kartą pardavinėsiu ir pigesnių dalykų, kurie yra su efektais. Tai, žinau, gal žmonėm reikės kažko taip ant greičio arba tralelė, tai nusiperki papigiai ir gerai. Tai va, prekės sudėtos, arkliai sudėti, labai mandrai čia vat logotipas matosi. Nu tai, o dabar reikia į protokolus žiūrėti. O, biškė atsiskyrus, šiaip gal man
reikėtų priartėti. Nebesurasi, žinok. Okay. Yra štai tiek laiko, tada yra štai tiek nuotraukų įkelta, kažkaip labai mažai nuotraukų gavosi, nu, nes mažai žmonių jų užsisakė šį kartą. Tai vat, ir va ką šiandien padariau, pridėjau girliandas tokias. Man šitas girliandas žiauriai patinka, nes jos labai gražios ir tos spalvos tokios gražios. O ką nusipirkau? Tokį aksolotą. Aš viską pirkau iš Paulinos, nes jis žiauriai gražiai padarė. Tada va toks banginiukas ir tada viščiukas.
Kaspė. Aš nusipirkau dar ir gūnę. Man labai patiko varžybos. Taurikę laimėjau ir antrą vietą. Su va šitu, Jėzaus sportininkas mano. Kažkur sugebėjau išpurvinti ausinuką dėl tos. Gal varžybose kažkur, aš neįsivaizduoju. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito susitikimo. Estetik. Ate.